Kodėl įvairiausi parazitai dauginasi mumyse? Taip, tai yra labai normalu, todėl kad mes ne visą laiką nusipraunam švariai rankas, ne visą laiką švariai nuplaunam daržovės, vaisius ir galų gale mes bučiuojam savo augintinius, kurie išbėga į lauką, šuniukai pauostų kitų šuniukų kakalus, kačiukai ir taip toliau. Visa tai labai gera terpė, kad daugintųsi mumyse. Tik pagalvokit, pas mus ten yra 5 žvaigždučių viešbutis. Šilta, drėgna, aš turiu minti žarnyną. Ir mes dar duodam įvairiausią maistą, kurio minta būtent parasitai arba patogeninė terpė, virusai, bakterijos, grybeliai ir patys kirminai įvairiausio. Pistorchijos, askarydės, kiauliniai kaspinuočiai, ko tik tai nėra. Taigi, o dabar atkreipkite dėmesį, rezultatai su prieš parazitiniam programom, kurie yra nuotraukose ir ką galima pasiekti. Todėl neklausykite, kai sako, kad tai nėra, to negali būti, tai yra. Tai gyvena mumyse ir mes tikrai turime rūpintis savo organizmu, valytis jį. Prieš parazitinės detoksikacijos programos, daug susirgymų, įvairiausių alerginių, odos susirgymų tiesiog priklauso nuo to, koks yra mūsų žarnynas, nuo to, kas gyvena mumyse. Neklausykite savo profesoriaus kaimyno, kuris tik tai santechnikas, bet sako, čia bobučių pasakos. Neklausykite kartais, kas sakoma ir per televizorių. Paklausykite žmonių, kurie nors kartą yra su tuo susidūrę ir kokių problemų yra turėję su savo sveikata. Jeigu nori pasitart, būtinai parašyk man į telegramą, tikrai padėsiu.